Na, mes tyrėm internete ir iš tikro yra labai daug šių aktyvatorių. Vienas iš jų yra gamintas ir patentuotas Latvijoje. Labai rimtai į jį žiūrima. Ėjom tirti, ką duoda šis aktyvatorius. Pirmą eksperimento dieną važiavom 75 km per valandą greičiu, ten, kur galima įsigyti šį giriamą aktyvatorių. Įrengėm jį mūsų bandymo automobilyje. Po 3 dienų tikrinam, kokius pakeitimus aktyvatorius įvykdė. Ir vėl judėjome 75 km per valandą greičiu. Ir štai, kas įvyko? Netikėtai. Pastebėjome, kad sunaudoto kuro kiekis sumažėjo. Mūsų žiūrovams noriu pasakyti, aš ne genijus. Tai buvo sukurta anksčiau. Magnetais pradėjo domėtis lakūnai Antro pasaulinio karo metu. Dabar Europos patentų konvencija registravo 2300 patentų, kurie sieja magnetus ir kurą. Ateitis turėtų būti šviesi. Galų gale vis tiek jie bus kiekviename automobilyje. Manęs klausė klientai, kodėl automobilio gamintojai to nenaudoja. Aš gerai žinau, juk paskutiniai Japono modeliai turi tokius. Aktyvatorių veiklos pagrindas yra magnetinių polių poveikis, kuris keičia molekulių struktūrą, tokiu būdu taupant kurą 20%, na ir sumažinant atliekas 30 iki 40%. Klientai mums sakė, kad tai veikia. Aš pats ir mano žmona išbandėme savo automobiliais.